vėjas, turiu menį, stiprumas jo labai buvo, kaip sakyt, tinkamas tokio formato varžyboms, kilpoms, sukinėjosi truputį, kokie 20 laipsnių, tai stiprumas keitėsi, tai vat, ir tie sprendimai tokie taktiniai galimi, tai ne taip jūrinis plauki vienu halzu labai toli ilgai, tai o čia sprendimai, startas, ženklų ėmimas, iš tikrųjų taip techniniai plaukimai labai. Jeigu tavo tikslas yra startavus plaukti į kairę, tu startuoji į kairiai pusėje. Jeigu tavo tikslas yra plaukti dešinę, tu priimi kitus sprendimus jau. Pagal vėjo kryptį, matai, kiek vėjas sukinėjasi vieną pusę į kitą pusę sukinėjasi, tu supranti, kad kažkoks vėjas, kai pasisuka iki kažkokių laipsnių, tu turi daryti posūkį. Toks, čia taip grubiai sakau. Tada tu darai posūkį. Taip, tie taktiniai sprendimai tokie ir svarbus tokiuose trumpuose, greitose plaukimuose. Žvejinį ženklą, kurį mes turėjome abi jachtose paplaukti ir tada plaukti žemyn jau pavėjinių kurso ir jo jį beimant. Arabela buvo užsiemusi tą kelio teisę, kurioje jinai turėjo pirmumą ir mes ją turėjome praleisti. Mūsų pasirinkimai buvo galimi du iš principo, arba jiems duoti pirmiems praplaukti ir už jų venduoti, arba, kaip šiuo atveju mes pasidarėme, tai pravendavom prieš juos, bet pamatėm, kad neišeinam į ženklą ir tada, sakykime, džentelmeniškai suprasdami, kad mes jau lysti tarp ženklo ir Arabelos negalim, turėjom padaryti ekstra apsisukimą. Tas faktas, kad jis buvo mums kainuojantis daug laiko, bet manau, kad jis tikrai buvo teisingas sprendimas, laikantis visų sportinių principų. Jo, tai prieš žvejinės pavėjinės lenktynės turbūt yra išskirtinės to, kad jos yra super dinamiškos. Jeigu kokiuose jūrinėse etapuose tu gali plaukti per ir daugiau laiko ir dėl didesnį atstumą atsiranda, čia tu plauki iki valandos, žiūrint šitą dinamiką, tai reiškia, kad per tą laiką jachtos nespėja išsiskirstyti ir viskas būna labai arti dinamika, labai visi arti vienas kito, ženklų įmami šalia, prie pat labai svarbu yra kuo greičiau pasikelti burės, kuo greičiau nusileisti burės ir aišku labai išmanyti taisyklės ir žinoti, kurioj vietoj tu gali rizikuoti, kurioj negali rizikuoti. Tai prieš žvejinės tokios yra, sakykime, įgulos susidirbimo ir greitumo judesiuose išbandymas. Tai gerai, aš papasakau, kaip iš tikrųjų buvo, po to Juozas papasakos savo versiją. Plaukėm galbūt strategiškai ne pačiu gudriausiu kairių halsių link ženklo pavėjinio pirmo. Ir ties ženklo, išgirdom labai garsius šūksnius. Jachta buvo dar toli, bet šūksniai buvo labai garsus. Ir vairininkas, mūsų ir įgulos nariai, šiek tiek sutriko nuo tų šūksnių ir šiek tiek, sakyčiau, per greitai, per agresyviai padarė vendą, ko pasiekoje mes atsimušėm į ženklą ir teko atlikti baudos apsisukimą. Tai mes manom, kad Juozo įgulos jachta dar buvo gana toli ir jie galėjo taip negąsdinti mūsų stipriai. Iš tikrųjų, tos vietos buvo ir jiems buvo, ir mums buvo, bet tenka pripažinti tikriausiai, kad kadangi patys ant to ženklo užplaukėm, tai patys turim prisimti tą dalelę kaltės. Jam tik tai už išgąstį reikia kaip pasakyti, nežinau, priekaištą išsakyti. Na va. Nei pridursi, nei atimsi, ar ne? Man atrodo, kad jūs įlindo ten. Mes pasinaudojom situaciją, nes jeigu būtumėm praleidę, tai tada reikėtų su jumis kažkaip tai lenktyniauti šalia, o neįleidom. Tai jūs kitiems pagadinot, o mes apiplaukėm ir nuplaukėm ramiai. Tai mums buvo naudinga. Ko pasiekoje geri puikus rezultatai tapo. Čia standartinė situacija. Čia visiškai standartinė situacija. Aš sakyčiau, toks aspektas yra, kad mes nesame iki galo konkurentai, nes platu, o mes kitoj grupiai, tai šiek tiek visą laiką su to krisleliu humoro galima priimti tas situacijas, bet jeigu tai būtų tos pačios grupės jachtos, tai tektų agresyviau tą kiekvieną veiksmą ir strategiškai žiūrėti taip aštriau. Tai galbūt čia vienas aspektas, o situacija visiškai standartinė.
Ir kaip pasakyti, nuomonės jos išliks skirtingos, o tiesos nesužinosim, nes protesto nei viena pusė nepareiškia, tai dėl to viskas lieka ant vandens. Labai gera diena šiaip, labai dinamiški plaukimai, kur mes ir turbūt geriausiai atsiskleidžiam. Daug veiksmo, plaukimai trumpesni, trunka apie valandą. Daug artimos kovos, neišsimėto taip laivynas kaip jūroje, tai va tas yra labai smagu būti artimoje kovoje. O ką daugiau apie dieną, turėjom situaciją, nebeturim kameros, pykstam ant konkurentų biškį, nes užvažiavom mūsų liaudiškai tariant su Genakeriu. Tai protestavom, baudą ištaisę, bet kameros vis tiek nebėra. Tai va, tai pirmą plaukimą finišavom antri, tai kaip ir viskas neblogai. Antrą plaukimą finišavom gerai, tuos pačius konkurentus atvijom iš paskos Fordakę. Finišavom pirmi, bet turim situaciją su protestu, tai va nežinau, pagrindą nelabai suprantu, jeigu atvirai, nes baudą ištaisėm. Nesijaučiam kalti, tai va pažiūrėsim, ką protestų komitetas nuspręs. O šiaip labai puikiai dinamiška diena, oro sąlygos puikios, šilta, vėjo pūtė, sąlyginai stabilus, nuostabi diena.